kaip matot, ant stalo jau turiu paruoštas detalės vežti Kęstučiui. Labą dieną. Sveikinus vėl iš dažymo kameros eilinį kartą. Ir šiandien jau atėjo ta diena, kai Marius yra pasiruošęs visas savo motociklo detalės. Aišku, tų brokelių aš čia apsižiūrėjau, jų yra, bet kaip pirmam kartui, tai žmogus tikrai yra pasistengęs, šaunuolis. Sveiki bičiuliai, sugrįžo pagaliau vlogas, buvau prapolęs, kiek čia beveik metus laiko buvau prapolęs. Ir iš karto noriu pasidžiaugti, kad šiandien vėl lankomės pas Kęstutį, tik mes lankomės jau jo naujose namuose, galima pasakyti. Sakykim taip. Ir išskirtinai čia yra dažomi motociklų dažykla, taip. Taip, tai jeigu jums reikia nusidažyti mocą, kokybiškai, aerografija, neaerografija, kontaktus paliksim čia. Tai Kęstučiui galite rašyti, jaučiu ką žinau, per Facebookus gali rašyti, gali skambinti. Geriau skambint. Jo, geriau, Kęstutis old school, geriau skambinti. Telefono numerį irgi paliekam. Kiek tu Kęstutį laiko dabar čia kaip įsikūręs? Dabar jau 3 mėnuo dirbu. Kiek jau mocų nudažai? Nežinau čia. Pažiūrėk, kiek čia visko yra, nežinau. Yra beprotybė ta pavasarinė. Tai beprotybė taip, ir kiekvienais metais vis didesnė, vis daugiau, ir bus, manau, kad dar daugiau. Ir, paskui biškai turim aprimstą. Reiktų kažkaip išmokinti klientus, motociklistus, planuotis. Lapkritį atvažiuoti, Kęstutį nori motociklą nusidažyti. Tai čia patys atsakingiausiai tik tai taip daro. Mano irgi visi žiemos projektai prasideda pavasarį. Taip. Kaip ir pernai. Dėl mes pas Kęstutį. Viena dalis, tai parodyti patalpas, ir antra dalis, aš vėl sugalvojau persidažyti savo motociklą. Aš nepamenu, buvau išleidęs paskutinį vlogą, kai buvau nudažęs ar nebuvau. Ne, paskutinį jau nebuvau. Nes Kęstutis yra mūsų vlogų gerbėjas, tai jisai žino. Tai jaučiu nerodžiau, tai dabar jūs matote ekranuose ir tos mocas visą sezoną atvažiavo, niekas nenukrito, niekas nenubirėjo. Tai dabar realiai mes galbūt paimam, nežinau, kokią mes galim dalį paimti. Kad ir baką galim. Baką paimam, nes ten jaučiu daugiausia yra nesąmonų padaryti. Man kainavo iš karto galiu pasakyti, daug nervų, daug laiko, Velykos buvo praleistos pernai tik prie šito bako. Tai apie kaip bazė nudažyta, nulakuota, čia nėra ką kalbėti, viskas buvo kokybiškai padaryta, kol nepaėmė vienas veikėjas ir sugalvojo, kad jisai dės aerografiją ir dar sugalvojo klijuoti foliją, Kęstučio pačią mėgstamiausią turbūt. Kabutėse. Kabutėse, tai yra folija. Parodysim žiūrovam, aišku, iš arčiau, kaip tu vertini šitą pirmąją rašliavą šito bako. Bet tu sakyk tiesiai šis. Tai čia yra ne mano stilius, aš su šitą foliją nesu niekada dirbęs ir net turbūt, kad ir nežadu dirbti. Tai... Tu taip galvoji? Ne, tiesiog, man niekada neteko su ja dirbti ir aš tiesiog dabar jau man nėra stimulų kažkokio mokintis naujų dalykų, nes už tai, kad pakankamai turiu veiklos su tuo, ką aš darau. Tai vat, o čia yra rankų darbas šiaip ir taip, ir kad čia gali būti gražu, gali būti negražu. Tai patį atlikimą, tai be abejo, čia buvo tavo pirmas darbas, pats atlikimas, jisai turi savo niuansų, juostelės kur ploniau, kur storiau, bet tai mokinamės, tai išmoksim. Tai dėl to kokybiško darbo ir praktiškai buvo sugalvota, kad reikia perdaryti. Ne, tai viskas čia gerai bus. Dabar jau kadangi perdarom, kas yra dėkingas dalykas, kad šitos visos tavo liepsnelės nėra iškilos, jų lake nesijaučia, kas iš tikrųjų džiugina, tai gali būti, kad mums net nereiks gruntuoti šito paviršiaus. Galbūt užteks iš lako, taip, iš lako gali būti, kad mes
sušiaušim ir jeigu jų dabar nesijaučia, jų nesijaus, jeigu mes jų nepasieksim, neprašveisim iki pat jo tos folijos, tai aš manau, kad čia išlošim lyšną gruntavimą. Daug papildomo darbo mes išlošim. Bet atrodė, kad gan paprasta, suformuoti tą, žinai, liepsną ir toks viskas okei. Bet kiek aš vargau, kiek aš visko bandžiau. Bet kaip ir sakai, ta kokybė iš vienos pusės nedžiugina, bet iš kitos pusės... Antrą kartą jau tau gautųsi geriau, bet antrą kartą, kadangi tu darysi kažką tai kito, bet vis tiek su ta folija, kaip lyg ir kalbėjom. Aš sugalvoju dar geriau, tai kad būtų dar įdomiau, tai folija ir dar vieną įtrauksim, tai bus metal flake'ai. Taip. Metalo blizgučiai, kurie irgi taip pat tave džiugina. Kurie irgi man labai patiko. Kas su tais blizgučiais yra sudėtingo, kad jie nenuskęsta lake. Ir tuo lakavimu reikia daryti ne vieną paskui. Jie tiesiog nenuskęsta, stoja tokiu ežiu. Ir, čia buvo iš tikrųjų, aš tokių stambių nebuvau naudojęs jų. Tai man iš tikrųjų paliko tokį, gan sudėtingo darbo įspūdį, kad reikėjo sunaudoti daug lako, kad juos paskandinti. Bet viskas gavosi, išvažiavo tas projektas. Čia Aurimėlio. Aurimėlio projektas. Ir viskas ten nuskendo, viskas gerai, bet reikėjo lakuoti kelis kartus, nešiaušiant jo. Nes jeigu jį būtume šiaušę, tai tada tos viršūnėlės nepaskendusių blizgučių jos nusidrožia ir lieka jau nebe rožinis kaip čia, bet sidabrinis toksai. Lieka tokie kaip balti sidabriniai taškai tokie. Taip, tai kadangi yra tokia leistina riba lakui dėl laiko kalbu, kad nulakavai, jisai jį užkaitina, jisai sustingo, yra gamintojo nurodyta, kada galima dar užnešti vieną sluoksnį lako, nešiaušiant jo. Tai ant to reikia ir žaisti. Tai pakaitinė, valanda laiko, vėl po kaitinimas ciklo. Tai yra džiovinimas. Džiovinimas kamera, jo, tai čia, šiaip 50 laipsnių toks optimalumas yra. Ir tada užnešam antrą sluoksnį ir taip trečią, tai žaidi visą dieną, ką nors čia darai ir paskui pasižiūri, o jau išdžiuvo, eini vėl užneši. Tai tas toks sluoksniavimas, jisai užima gan didelę dalį laiko. Iš esmės, taip bendrai labai žiūrint, dabar žiūri mūsų žmogus, kuris pamatys tą, jau kaip nudažysim viską, parodysim eigą ir sakys, aš irgi taip noriu. Iškart galima pasakyti, kad šitas dažymo būdas užima daugiau laiko, užima daugiau išeiga medžiagų, to pačio lako ir taip toliau. Blizgučiai dabar nepamenu, ne karvę kainuoja, bet iš esmės tai yra brangesnis dažymo būdas. Taip, laikas suėda ir to pačio lako, ką mums užtektų vieną sluoksnį užnešti, tai nešam 6 kokius. Tai praktiškai ant vieno komplekto, tai buvo bakas ir 2 sparnai, tai ir išėjo kilogramas turbūt tuos blizgučius nuskandinti. Tai bet gal pabandysim mažesnį kiekį, gal jis kitai, bet paskui vėl kitas niuansas, kad tas fleikas gali būti, kad jis neperdengs mūsų pado ir jisai bus labai retas. Ir vėl mes nusivilsim ir mes turėsim vėl sluoksniuoti ilgai su binderiu, džiovint, tada į binderį reikia pilti be abejo ketiklius, kad per storas sluoksnis paskui prikiptų gerai lakas prie jo, nes didelio sluoksnio binderio negalima dėti kaip pačiu iš savęs. Jeigu mes jį į laką bertume, iš vis tada yra rizika, kad pradės kažkur tai lake bėgti ir tam nutekėjime bus didesnė koncentracija ir tu niekaip nepanaikinsi, paskui gali šveist, poliruoti kaip nori, atrodys, kad to patioko jau tenais nėra, bet jisai kontūras jau vis tiek matysis, nes bus jame daugiau fleiko. Tai už tai žaidžiam su binderiu, paskui skandinam. Gerai, tai ką, apie eigą apšnekėjom, viską nemarinuojam laiko, pavasaris darbai vejasi, bandysim dabar šveisti ir tada jums parodysim iš eigos šiek tiek dalykų. Jeigu kažką atsiminsim svarbaus, tai galėsim dar papasakoti, ne? Taip. Visio, važiuojam. Čia tikrai aš šveisiu, ne? Taip, tu šveisi. O dažysiu irgi aš? Dažysiu irgi tu. Tai reikėjo blizgučių daugiau išsakyti. Dabar.
Ką, dėsim gruntavimui. Žiegliai. Detalės pareikalavusios daugiausia darbo. Kaip paina prisitaikyti gruntavimui, tai aš nebeva uždėt, kad jau negriūtų ir viskas. Nes jos yra naujos ant moto bus. Kadangi dėsim varilkas. Pašpakliavom. Lentynoj. Užsipūsim kontrolę. Bus kažkas tokio kaip čia. Deltukė. Kas atsimena deltą. Tai va, užpūsim biškį kontrolinių dažų, kad paskui matytume, kad visur tvarkingai sušveitė. Užfiksuoju paskutinius kadrus šito puikaus profesionalaus dažymo. Ir gali sakyti rankų darbo. Visas kliurkas gali pateisinti fraze rankų darbo. Gerai, tai ką mes Kęstuti dabar prie kokio etapo priėjome čia dabar? O tai dabar mes priėjom prie dažymo etapo. Viskas yra daugmaž jau nuriebinta. Beveik paruošta, apart tų dangčių dar neapklijavom. Aš pamiršau, čia reikia uždengti visas skylės, mes padaryti tokius sijonus, kad neprisipūstų į dėžes iš vidaus ir paskui neatrodytų negražiai. Tai šitą dalyką reikės padaryti. Ir tada jau pūsim turbūt gruntą šlapę ant šlapio. Vet on vet, kaip vet on vet, jo. Užpūsim tą sluoksnelį vien tuo tikslu, kad kažkiek tai uždengt galbūt mūsų 400 popieriaus tą šveitimo paviršių, kuris realiai dažymui tinka, bet sidabrų dažysim, tai mes geriau apsidrausim. Tai pirmas dalykas mums biškį uždengs. Neligumus kažkokius tai ten prašveitimus, o kitas dalykas pasidarysim padą, tokį kokį reikia, toną tokį kokį reikia būtent spalvai dažyti. Tai yra tamsiai pilkas. Tai vat. Tai dabar taip, tamsiai pilką varysim, o ne tada ant tamsiai pilko blizgutis su binderiu. Ne, paprasta blizgutė. Tada dėsim jau fleiką su binderiu. Ir tada dėsim candy binderį ir tik tada lakuosim. Tai čia mums 3-4 valandos darbo. Turėtų būti prie gerų aplinkybių, jeigu nepaeis kas nors ne taip, nes kaip su to fleiku dabar... Labiausiai nerima kelia fleikas. Jo, tas fleikas, nes pirmą kartą darom tokią nesąmonę, tai pažiūrėsim. Bet galbūt ne paskutinį kartą. Tikiuosi. Tai va, kažkaip su fleiku dirbti labai neteko, vieną kartą tik tai va, su Aurimo motociklu dirbom, tai nepasakyčiau, kad man labai patiko. Nieko, šitas kartas bus geriau, pamatysi. Jo, galbūt su stambesniu blizgučiu. Pamokas iš tikiu, kad bus geriau. Kęstuti, gal porą žodžių apie kamerą. Dažom ne ant kiemo. Dažom ne ant kiemo, dažom specialiai įrengtoj patalpoj. Kameros pagrindinė funkcija yra švaraus oro tiekimas iš lubų, kada čia va matosi filtrai.
ir reiškia švarus oro srautas išfiltruotas, po spaudimų stumiamas yra žemyn ir papildomų turbinų pagalba ištraukiamas per šitus šoninius filtrus. Jisai yra oras išfiltruojamas ir pašalinamas į lauką. Dar vienas kameros privalumas yra tas, kad apšvietimas labai yra svarbu dažant, kad nėra jokių aplinkui daiktų. Tai yra specialiai tam skirtas įrenginys. Kameros pačios, jeigu taip smulkiau papasakot, tai pati kamera, būtent šita duoda 18 000 kubinių metrų per valandą oro. Reiškia, toks kiekis oro yra per valandą pasikeičia šiandien 18 000 kubų. Ta sukelia srautą 2 galingi ventiliatoriai ir tas dar srautas turi būti pašildomas. Stovi labai galingas, šiuo atveju dujinis degiklis, kuris skirtas sušildyti būtent tą labai didelį kiekį oro momentiškai. Nes joks šildytuvas, joks praktiškai įrenginys, kuris nėra skirtas kamerai, jisai jau tokio oro kiekio jisai nesušildytų. Kokia dujų išeiga yra, bandėjai skaičiuoti? Labai sunku pasakyti dėl to, kad dažom motociklus, bet aš manyčiau, kad taip, jeigu laiku žiemą per kokius 3 dažymus su džiovinimų balioną dujų mes išnaudojam. Kiek balionas kainuoja? Dabar radau, kur apie 20 eurų pilnas balionas kainuoja. Anksčiau keisdavau degalinėse, kainuodavau 30, ten keli 303 gal eurai. O radau, kur pildo, tai... Bet realiai ir dedas į sąmatą viską. Į sąmatą, bet tas atsiperka, nes kameros pagrindinis, kaip sakiau, funkcija yra, kad švarus nudažymas. Ir dar po šiai dienai iš tikrųjų labai daug meistrų neturi kamerų, tiesiog dažo kaip ir lauko sąlygomis. Ne, yra sąlygos kokios yra, aš ir pats tokiuose dažęs. Chebra dažo garažą, bet garažą švariai nudažyti galimybių mažai. Pasitaiko stebuklų kartais, pačiam irgi būdavo, kad... Bet tai priklauso netgi nuo to, koks oras yra lauke. Jeigu vėjuota diena, pavyzdžiui, tai garažas skersvėjai pasidaro, sukelia dulkes. Jeigu, pavyzdžiui, lyja, tai meistrai džiaugiasi, tai reiškia, iš lauko jau dulkės nepatenka. Bet vėlgi, pučiant laką, man atrodo, vis tiek filmuosim, tai matosi, pučiant laką, koks tai yra iš karto debesis. Pasidaro debesis, kad jeigu nebūtų vėdinimo, tai per kelias minutės pradedi nematyti. Va taip detalė žiūri, tu jos beveik nematai. Rūkas, jo. Tai ką, tada prasidaryti duris tenka, kad ir koks oras bebūtų. Prasidarom duris ir tada viskas jau vėdinasi ir iš lauko patenka smėlis, dulkės ir taip toliau. Čia to nėra, čia yra viskas maksimaliai sandaru, kiek tai įmanoma. Ir reiškia, kaip ir sakiau, išfiltruoja. Visą laiką visos dulkės yra spaudžiamos prie grindų, kad kuo mažesnis būtų jų atkilimas. Dar mes čia ir pasidrėkinę grindis, kad nuo betono, nes dažnas kameros variantas, kada yra ištraukimas, šitie būtent filtrai, kurie matosi, jie yra į grindis padaryti. Vaikštom ant tokių grotų, realiai būna pakelta, nuo realių grindų pakeltas kameros dugnas per grotas ir viskas siurbiama į grindis. Šičia mes tokios galimybės neturėjom. Dėl pastato konstrukcijos tai teko padaryti kaip kitose kamerose, kur sunkesnė technika važiuoja, tai jau tų grotų mes neturėjome, tų grotų nenaudoja vien dėl to, kad neatlaikytų ten koks autobusas, sunkvežimis, jeigu atvažiuoja. Tai tos grotos turi tam tikrą ribotą svorio, kaip čia pasakyti, apkrovą tam tikrą turi, o kur jau sunkesnė technika, tai būna betonas. Čia mes pasirinkom dėl to, kad pastato konstrukcija kitaip mums neleido.
Tai bet kol kas iš esmės kameras patenkintas. O, Jėzau, čia labai čia svajonė buvo, išsipildė. Ir dėl ko mes čia, ką aš čia sakiau, kad, Chebra dažo garažuose, kameros įrengimas yra labai brangus. Pats įrengimas. Nu, bet jis atsiperka to laiku, mažiau ten poliravimo, mažiau ten perdarimo ir taip toliau. Taip, poliruoja, Ir čia nestebuklai, čia irgi bus dulkių. Nes vienas dalykas, kad pats atsineši, eini įsimaišyti dažų, ateini, vis tiek tavo rūbai, jie nėra sterilūs. Nuo jų vis tiek kažkiek, tai aišku, specialus kostiumas, bet jį nusiputi maksimaliai, bet vis tiek vaikštai, srautai kažkokie, kažkas, tai vis tiek čia nėra, operacinė. Tai čia kaip ir kitose kamerose nestebuklas, kad dulkių vis tiek viena kita, bet kai tau reikia, pavyzdžiui, ant tokio dangčio supoliruoti 2 kokias dulkelės, o kur tau reikia visą paviršių trinti ir paskui viską poliruoti. Tai kur tau plotelį supoliruoti tokį ir kur visą, tai skirtumas tikrai yra. Kokia 10 minučių. Palauksim, kol pradžius truputį gruntas. Tuo tarpu išsiplausim polivizatorių ir dažus susimaišysim jau blizgutį, patį padą. Tai va. Tą polivizatorių naudoju plovimui. Tokia primityvi technologija, bet pati plovyklė, kuri skirta tam, kainuoja apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai nemanau, kad tai verta pirkti, bet to jinai užima vietą. O čia yra pas mane padarytas stalčius su nubėgimu, su visko ir aš paprasčiausiai kaip su kerkeriu nusiplaunu polivizatorių ir jis visada yra švarus. O ką turim spalvelę? Va, stambus blizgutis. Irgi stambus, bet ne toks stambus kaip anas mūsų. Tai čia 0,7 gerai. 0,7 čia sutapimas? Sutapimas šį kartą. Tikėkime, kad ir po projekto bus 0,7. Iš tavęs. Graži spalva. Kibiras, ane? Aš iš tikrųjų net to fleiko nenorėčiau tavo vietą. Čia yra irgi stambus blizgutis, gerai žėri. Sigučio filmauji. Sigučio filmauji? Nu? Į binderiuką, opa. Opa. Bet vis tiek jisai turi savo grūdą. Ir tas grūdas ant blizgesio, pamatys, jisai matosi. Tas blizgučio stambumas, jisai yra ant tiek stambus, kad binderio sluoksnis jo nepadengia ir gaunasi kalniukas toj vietoj. Nu ką, biškai vėl pradžiovins, bet gal ne taip ilgai. Tai čia jau skaitosi 2 sluoksnius uždėjom. Jo.
Gerai, paliekam padžiūt. Tai ką, baigiam kažkelintą etapą, ne? Tai viena turbūt iš 3. Uždėjom sidabrą, uždėjom fleiką ir lakavom. Lakavimas daugiausia nerimo kėlė. Reikėjo padengti ežį, padengti blizgutį, kad būtų iš ko paskui sušveisti jo nebepasiekiant. Nušveist paviršių, sulygint, kad nepasiekt blizgučių. Nu, ar tai pavyko? Kaip galvoji, pavyko ar ne? Gal ir pavyko. Nes nėra, paaiškinam, nėra iš ko sudaryti tą sluoksnį per vieną lakavimą. Čia ir taip lakui priklauso 2 sluoksniai, mes uždėjom 3. Tai jau yra kaip ir jau pretekstas nubėgti kažkur tai varvekliui, bet nežinau, kol kas ant tokio paviršiaus aš čia tų varveklių nemačiau, gal jų ir nėra, nežinau. Ir dabar ką, tada paliekam ramybę, duodam laiko išdžiūti gerai ir tada bandysim šveist. Šiaušt. Taip. Tada prasidės aerografija. Tada galėsi jau žaisti. Tada jau prasidės žaidimai. Lipint ant šiaušto paviršiaus, padarys Marius aerografiją, ką jis tenai nori, nežinau, aš nesigilinau į tavo Kęstutis pakiš po kendžių. Dėsim kendį raudoną sluoksnį. Taip, ir vėl užlakuosim tada. Taip. Ir kas, ir viskas bus? Ar dar ką nors darysim? Ir tada vėl susišveis greičiausiai. Ai, ir tada juostelių, auksinį juostelių. Ir tada Žodžiu, dabar, tai dabar reiškia suėdėm beveik 1,5 kilogramų lako paruošto naudojimui. Tai daugink iš 3 tada. Bus 4,5 kiek čia. Taip, 4,5 kg paruošto naudojimo lako. Tai dar reikia nupirkti 2 kg. Taip, dar reikia 2 kg nupirkti. Gerai, tai ką, paliekam, nejudinam, nors viskas išdžiūvė, bet reikia duoti laiko, kad viskas sukietėtų. Jo, šiandien šveist negalima, nes mesgi nekaitinom, mes galėjom valandą perkaitinti, bet mums to nereikia, nejaugi čia dabar norėsi. Ne. Valandą pakaitinus, kaip ir lakui, kaip ir užtenka, galima būtų jį šiaušti, bet to nedarėm, nereikia. Pagulės kelias dienas, išdžius. Ir tada judėsim toliau. Ai, dangčių dar tik tai. Ai, teisingai, iki dangčių nepadarėm. Netilpo ant, nėra tiek stelažų, kad viską susiguldyt. Ir dar šveist reikėjo ten. Ai, Marius. Normaliai. Patiko, visą dieną protarpiai šveitė 2 dangčius. Kai protarpiais lyja, tai protarpiai šveičiau. Tai vienu žodžiu paliekam ir tada greičiausiai bičiuliai iki sekančių. Iki.